Nekurk lūkesčių ir bus tau žmogau laimė. Ir taip, kuo mažiau lūkesčių mes turim, tuo lengviau yra gyventi. Bet kaip nekurti tų lūkesčių? Aš asmeniškai nežinau, aš neatradau kol kas to mygtuko, kuris išjungtų šį mechanizmą. Jeigu kažką darai, vis tiek kažkaip tikiesi gero rezultato. Jeigu esi su kažkokiu žmogumi, tu vis tiek kažko iš jo tikiesi. Ir mano suvokimu yra daug svarbiau nestengtis atsikratyti tuo, kas yra, o išmokti su tuo susitvarkyti tuo momentu, kai tu tai pamatai. Tarkim, jeigu turiu lūkestį, kad bus geras rezultatas. Kodėl tai verta žiūrėti? Nes jeigu aš turėsiu labai stiprų lūkestį, mano viduje kils įtampa. Kad tik gerai gautųsi, kad tik gerai gautųsi. Ir šita įtampa gali nupilti viską. Ir tam, kad jinai sumažėtų arba jos nebeliktų iš viso, galima pasižiūrėti, o koks rezultatas, pavyzdžiui, pats blogiausias. Įsivertinu patį blogiausią rezultatą, taip yra tas, kurio aš noriu, ir yra kažkoks kitoks rezultatas, per vidurį ir pats blogiausias. Ir jeigu pamatau, kad net gavusi blogiausią rezultatą, nieko baisaus neatsitiks. Išgyvensiu, galva ant pečių, rankos kojos yra, viskas padarysi. Išgyvensi, tvarkoj. Jeigu mes turim lūkesčių kitam žmogui, visų pirma, vertėtų pasižiūrėti į tą aspektą ir paklausti savęs, aš tikiuosi iš to žmogaus kažko, o jisai apie tai žino, nes labai dažnai mes kažko tikimės iš kito žmogaus, bet jisai neinformuotas apie tai, jisai nežino. Tarytum, jisai turėtų atspėti. Kartais sakom, bet jeigu mylėtų, tai tikrai žinotų. Jo, galima svajoti ir galima fantazuoti apie tai, bet geriausias būdas pranešti apie savo lūkesčius tai yra žodžiais. Aš tikiuosi iš tavęs. Kitas aspektas. O aš iš to žmogaus tikiuosi to, ką jisai man gali duoti. Nes, tarkim, jeigu aš tikėsiuos iš 3 metų vaikučio, kad jisai manim pasirūpins, jisai išspręs visas mano problemas, tai turbūt būtų keista taip, ir greičiausiai aš to nesitikėsiu. Bet ir suaugę žmonės yra patys įvairiausi su įvairiausiom patirtim ir aš galiu tikėtis iš kito žmogaus rūpesčio, palaikymo, nežinau ko ten dar, bet gali būti, kad jisai nežino, kaip tai padaryti. Jame to nėra, jisai negali man to duoti. Bet jisai man gali duoti kažką kito, jisai man kažką duoda. O jeigu man trūksta palaikymo, pavyzdžiui, tai pirmas žingsnis, o kaip aš galiu save palaikyti ir galbūt man reikia dabar pasimokyti palaikyti kitą žmogų. Kažkaip taip.